Motyvacija lietuviškai. Sunkiausias dalykas būti žmogumi – tai žmogaus prigimtis patekti į situacijas, kurios šiurkščios, ir tai turėtų mus motyvuoti. Bet problema ta, jei nieko nedarys ilgą laiko tarpą, kokios to pasekmės? Jokios. Niekas nepasikeis. Niekas. Ir tiek laiko praleidus be susikaupimo, atėjus metui susikaupti, jūs neturite tų įpročių, neturite to supratimo. Ir čia viskam rodos atėjo galas. Kas labiausiai supisa žmogaus prigimtį, yra tai, jog nedarom to, ką turėtume. Žmonės visada galvoja, kad galėtų padaryti tą, galėtų aną. Bet čia yra skirtumas tarp galėčiau ir padaryčiau. Jiems atrodo, kad jie gali padaryti vieną ar kitą dalyką. Jie negali. Jie negali, nes neturi tų įpročių, neturi tos patirties. Žmogaus smegenys gali vienu metu įsisavinti vieną, du įpročius. Viskas. Viskas. Bet jei neturi tos patirties, verčiant save padaryti tai, ko gero ir nepadarysi. Ne dėl to, kad negalėtum. Tiesiog nepadarysi. Ką galėtum ir ką padarytum, yra du skirtingi dalykai. Taip, esmė tame, galėtum padaryti ir tą, ir galėtum ir aną, bet ar padarytum? Žmonės tik kalba, kad galėtų padaryti tą, galėtų aną, tačiau nedaro. Tai tik dahuje beverčių pasisakymų. Pagalvok, ką galėtum nuveikti savo gyvenime. Tiek daug pasirinkimo, tačiau klausimas, ar padarytum. Tame ir skirtumas, tiesa. Turi save spausti. Turi priimti spaudimą, evoliucionuoti ir paimti jį ant savo pečių. Versi save jaustis kiek nejaukiai. Tame esmė. Nevert savęs jaustis taip nejaukiai, kad išsigastum. Gera to pusė, jei spausi save, o dauguma to nedaro, gali pasiekti viršūnę gan lengvai. Žinai, ką tau pasakysiu? Užpisa nueit pas dantistą kartą per metus. Kad negalim turėti sveikų dantų to nedarydami. Užpisa, kad stebėti turim, ką valgom, jog liktume liekni. Užpisa, kad reikia sunkiai dirbti, norint pasiekti rezultatų. Tai tiesiog sukruštai užpisa. Kodėlgi negali būti taip, kad vos gimėjai turi krūvas pinigų, galybės merginų ir nereikia vargti? Gal kada ateityje, o tai ko gero yra neišvengiama, kur genetinės inžinerijos dėka tu esi tobulas, sukruštai tobulas. Galbūt ir smegenys bus modifikuotos, kai esant bet kokiems nusivylimams ir kliūtims, jie sugebės susikaupti ir netaps išlepintais mažais parazitais. Net tada, kai bus daugybė sunkumų, tačiau tai nieko nekeis. Gal kada nors taip ir bus. Bet tai ne tu. Ir to dar nebuvo. Tad kol taip nėra, pas tave kitas likimas. Tu turėsi kentėti. Toks tavo likimas. Taip viskas veikia. Supranti? Tiesiog taip yra. Turėsi mesti savo iššūkį ir ne kitaip. Todėl, kad mes nesam genetiškai pakeisti. Neturim tokios visuomenės, kur viską gauni ant lėkštutės. Ir jei nesusikaupsi, liksi paprastu supistu nevykėliu, kuris kapstysis mėšle ir misijo. Turi siekti rezultatų. Tam nėra jokio pasiteisinimo to nedaryti. Gal mamytė ir patars tau, stengiais kiek galėjai mažylį, kad ir kaip ten. Vis tiek tave myliu. Bet tu suaugęs žmogus, tad turi siekti rezultatų ir nėra čia jokių pasiteisinimų.